čia pirmoji knyga, dar tokia senesnė leidimo, nebuvo tos technikos tokios, kad galėtų, tai va, jinai tokia juodai balta, visa, nes Xeroxas tik tai toks buvo, nebuvo spalvota, nors, sakau, čia nei vieno karpinio neturėjau, reiškia. Paskui jau keletą ten tokių pati leidykla nupaveikslavo. Tai matot, visi tokie juodai balti, bet visur va, pasaka ir pasakos aprašymas. Taip, gali žiūrėti karpinį, va čia Eglė Žalčių, Jūratė ir Kastytis, ir va, pasaka ir lietuviškai ir angliškai. Tai čia įsinešiojo užsienio lietuviai šitas knygas greičiausiai. Nes jiems įdomiausiai šitas buvo ir lietuviškai. Tai va čia pirma knyga. Antrą knygą išleidau mamai, kaip sakiau, va, 100 Navickienės pirštinių. Tai galėjau ir 200 išleisti. Nu, bet čia jau spalvota, čia irgi man padėjo. Tai va, tokia prisiminimas apie mamą. Ir irgi buvo meistrė, gavus vardą ir va, mano irgi toks užklasinė veikla, sakiau, su Beresnevičium, šitas senovės lietuvių dievai, dievybės. Tai va tokia irgi nedidelė knygutė ir su aprašymais dievų. Va, ir toks irgi mano vaizdinys iš aprašymų. Ir dabar jau daug kur matau tą tokį šitą bangputį labai panašų į mano. Vat. Čia tokie dievybės visokios. Vat. Toliau vienai dainų šventėje buvo išleidęs tokį atvirukų rinkinį, bet tie atvirukai, reiškia, sukūriau tokią parodą, beros, neprisimenu, bet gerai, bet, reiškia, Žalgirio mūšio, kažkokiam jubiliejui 600 beros metų. Va, ir kaip tik dainų šventėje, nes šiaip vėlgi, va, šitą parsivežiau iš Olandų karpytojų. Olandai, kad nepamirštų dainų, jie turi tokias skrinelės, eidami į kokį baliuką, tai neša tas skrineliai va tokios karpytos atvirutės, o kitoj pusėje tekstas. Tai jie va, tu sėdė už stalo, ne tai, kaip mes pirmą posmelį, paskui nanai, jeigu tu ravoto neturim. O Olandai turi tekstus, tai va aš per dainų šventę visą 100 va tokių, kaip dūmas išsiblaškiau, čia va visos žygio dainos. Tokios visos patriotinės, populiarios, už tai labai greitai buvo išgaudytas šitas komplektukas. Va čia yra skrend sakalėlis ir ant kalno mūrai ir paduok sesutę kardą, tai va, kaip pasakyti, ir šitas autobusais pirkdavo. Amerikos lietuvių choras buvo atvažiavęs, tai visi nusipirko ir sakė, dainavom iki pat Kauno, nes Kaune turėjo koncertuoti. Va čia irgi toks žydų etapas buvo. Va, žydiški Klaido Navicko karpiniai. Tai vėlgi, visų pirma, aš visą gyvenimą skaitau Bibliją. O Biblija tai apie žydus, kaip ten bebūtų. Va, plus domiuosi visą šitą diasporinę veiklą ir žydų tradicijom Lietuvoje. Ir tikrai viena iš vertybių, kurių mes praradom Lietuvoje, tai būtent žydus. Nes būtumėm galėję, kai Japonija būtų. Ir technikoje, ir ekonomikoje, ir visur kitur mes neįvertinę daug ką praradom. Ir mano visuose karpiniuose, pavyzdžiui, žydiška šventė, o kiekvienam karpiny sėdi ir lietuvis. Ir kaip taisyklė, mes lietuviai nelabai suprantam. Kodėl žydas, pavyzdžiui, kažkodėl vieną kartą metuose ateina ir atsiprašo tavęs. Nors tu jam nieko blogo nepadarėjai. Bet jis atsiprašo dėl to, kad, o galbūt galėjo padaryti. Mes šito net nesuprantam. Lygiai taip pat mes nesuprantam tų vadinamų mavakučkų. Aš šitą iš vaikystės prisimenu. Reiškia, kad žydai savaitį kažkur tai išeidavo, mano babas klausau, kur dinga ten žyduks. O tai sako, lietaus prašo. Lapkritis lyja, sako, čia, o jie durneliai lietaus prašo. Nu, tai toks tas mūsų žinojimas apie juos buvo ir toks suvokimas. Tik tai paskui,
kai jau vat, paskaičiau, kas yra tos kučkos, ko jie prašo ir dėl ko jie sėdi toj palapinį. Tai va, tokių daug įdomių atradimų ir manau, kas įsigijo tą knygą irgi daug atradimų rado būtent iš tos kultūros ir apie mūsų, kaip pasakyti, tokį juokingą nežinojimą, nes apie kopėčias tai turbūt kiekvienas žino, o daugiau tai nelabai. Tai va, nuo čia visas nesąmonės ir prasideda. Ir aišku, paskutinė knyga dabar, tai va, mūsų šventieji, čia ir karpiniai, ir raižiniai, ir aprašymai apie visus šventuosius. O šitą knygą klausia, o kaip tu čia juos parinkai? Tai aš pagalvojęs, šitoj knygoje sudėti visi mano pažįstami žmonės. Tiksliau, žmonių vardai. Nei vieno vardo nėra, gal tik tai net ten sakysim, keletą angelų, nes yra ir angelai pradžioj sudėti, bet šiaip visi šventieji, tai būtent žmonės, kuriuos aš vienaip ar kitaip pažinau, su kuriais buvau susidūręs, ir geri žmonės. Nežinau, aš blogų žmonių iš karto atmetu ir su jais nebendrauju, už tai kažkaip ir manau, kad jų ir nebuvo mano gyvenime. O visi žmonės nuo Mamerto nukritusio parkleis iki Prano, supranti, ten nors ir girtų, bet labai faino, nes saldainių vaikam atneždavo. Tai va, visi jie čia sudėti ir, ta prasme, šventieji, bet ne žmonės, bet jie man tuos vardus pasufleravo. Tai va, čia šitą knygą apie mano visus pažinotus žmogelius ir apie tuos visus šventuosius. Tai va, o dabar sakau, bandysiu išleisti ir legendas. Parodyčiau, bet irgi parodose, tai dabar internete galima susirasti. Jaunimo požiūris irgi keičiasi ir va čia vėlgi mūsų uždavinys ne tai, kad tą edukaciją praves, bet vėlgi, kad užkabint. Sakysim, aš turėjau Vilniuje dirbtuvės ir 20 metų, nuo 2001 metų, reiškia, turėjau, tai va 21 išėjau iš tenai. Tai tų laikų praktiškai, jau 2 kartas, sakysim, taip, jeigu ne 3 ten praleidau. Tai nuo tų pirmųjų, kur atvažiuodavo 2000 metais, blizgančiom akim, ten visiems dar įdomu būdavo, tada dar neraižiau. Su tais karpiniais, čia netokie, reiškia, o dar pas mane galėjo įsikirpti, aš ten dar tokią technologiją turiu, kuris prisiklijuoti ir išvažiuodavau su gatava atvirutė. O paskui į gyvenimą atėjo mobilūs telefonai. Tai aš jau pabaigoje be mokytojo nevesdavau edukacijų, nes man kariauti atiminėti telefonus irgi tikrai ne mano priedermė. Ir tas dėmesio išlaikymas, jeigu tada vaikas iškarpydavo, kaip ten išeina su pagalba, vis tiek tą atvirutį vienaip ar kitaip pabaigdavo, tai dabar aš praktiškai karpimo edukacijų nevedu. Tuo labiau, kad aišku, kažkiek vedu, čia tarkuose būna, ten mes pasikeisdami darom, bet aš daugiau dabar orientuojuosi į šitos raižinius. Kažkaip čia greičiau rezultatas gaunas. Nedroš spausint, jeigu droš, tai tokie ilgesni jau edukacijos ir su didesniais vaikais. Bet dar pasidėjus telefoną, ten per kokias 5 minutės atspausinu ir rezultatą matai, tai jiem yra. Tai vėlgi žiūriu, klausau pedagogai, čia ta bėda ne tik tai mums visiems. Kaip sukoncentruoti tą jų dėmesį, kaip sužadinti jų tokį žingeidumą. Ir tai tas jų spausdinimu, bet vėlgi aš visą laiką šneku, komunikuoju, tai tam tą vaiką įtraukiu į pokalbį, tai jį daugiau pririša prie to darbo negu pats sąmatas, sakysim. Tai čia irgi tokie tos edukacijos vis tiek kažkokį grūdą pasėja, aišku. Nes specialiai buvau pasidaręs, reiškia, visus apaštalus, nes galiu statistikai pasakyti, kad tikrai, kai ateina būrys vaikų, tai Lukas, Matas, Jonas, reiškia, daugiausiai tokių vardų, vienu žodžiu, apaštalų vardų turbūt lietuviukai daugiausiai nešioja, bent tų tėvų, kurie ateina į tokias tautinės mugės. Tai specialiai padariau visus apaštalus, kad ateina, savo vardą atspausdino, paveiksliukas, jau įdomu vaikui.
nežinau, ar prie liaudės meno, ar prie tikėjimo labiau šitas skatina, bet kokia tik kažkokia nauda išeina. Tai va, tas edukacijas irgi taip, kaip pasakyti, vis dar darau, bet kuo toliau, tuo sunkiau. Ir vėlgi, jeigu anksčiau būdavo įvairiaus amžiaus, ten mažiukai su mamom, tai vyresni patys ateidavo, tai dabar praktiškai tokių apie 16 metų ir į tas edukacijas, jeigu ateina vienas. Taip pat ir iki 10 metų, sakysim, nuo kokių 6 iki 10 metų, tai visi edukacijos vaikai. Nes jau didelėm visiškai nebeįdomu, o tie mažiukai, tai ypač sakau, aš bijau su žirklutėm, kai jie ten tokie juda krūta, tai man net baisu žiūrėti, kad ten kokį pirštą neprasidurtų. Tai arba akį ten nedaug dievė, tai aš jau kažkaip taip ramiai užbaigiau. Bet ateina, pavyzdžiui, 3 universitetas į svečius, tai irgi edukacija. Va, tai jau su tom močiutėm ten gali iki ryto prabūt. Jau ateina, kaip ypač dirbtuvės turėjau, tokią, reiškia, laiko praleidimo formą, sakysim, kolektyvas ateina ten. Ir vyno leisdavo atsinešti, jeigu kas jau ten negerintis kavos, arbatos, sausainių, tai kokią valandą, 2 valandas ten prakarpydavo. Ypač prieš Kalėdas aš ten tokių jau nelabai tautinių dalykų, bet tokių parsivežęs iš Japonijos tokių modeliukų, iš atskirų detalių įsikarpo tokį krūtantį senį besmegenį. Ten norų gali prikaišyti, surašyti, toks įdomus žaisliukas. Tai prieš naujus metus tai turėdavau tiesiog tą mėnesį, prieš Kalėdas, sakysim, tai tą mėnesį tai vos ne kas 2 dieną po tokią edukaciją, namuose dabar tai aišku čia nedarau. Tai ta edukacija, sakau, kaip kam laiką praleisti, kam kažko išmokti, kam tiesiog, kaip pasakyti, prašviesinti savo senioro amžių, tai įvairių tų poreikių yra. Šiaip 2 kartus buvau Japonijoje ir Kinijoje, buvau Expo parodos. Tai kadangi ten šalis karpančios, žinančios, kas karpiniai, tai jau Lietuvos paviljone buvau ir gavau pagirimus, tai reiškia, matyti, neblogai prezentavau. Ir atsakiau, iš Japonijos ir draugų daug, reiškia, turėjau su to mokytojų labiau, su kitais, su jaunimu, tai daugiau per visokius žinutės Facebookus. O Kinijoje tai irgi tų kūrėjų susiradau, bet bendravimas sunkus, kadangi ten vis tiek rimta valstybė ir menininkas su menininku bendrauti neišeina. Su manim bendraudavo, aš kaip supratau, versdavo tos laiškus man merginos, ant kur buvo vertėjos, reiškia, toj parodoj kinų kalbą, kur mokė, čia dabar šitas universitete dirba. Bet aš supratau iš laiškų, kad ne jinai pati rašo. Paskui, kai pasiaiškinu, taip, rašo, reiškia, ten, pavyzdžiui, kaip kultūros centras, daug meistrų, ir aš galvoju, kas su ta meistrė susirašinėjo, aš pasirodo, susirašinėjau su jos viršininku. Tai ta draugystė tokia nutrūka. Tai o su Japonu to meistru, tai amžinatilsį numirė čia prieš karantiną dar. Tai kažkaip irgi nutrūko, bet irgi daug ką davė pažinimo. O šiaip į tą Jogailos mugę nuvažiuodam, tai visos, kaip mūsų pasakyti, didžiosios Respublikos tautos suvažiuodavo su savo tradicijom, su savo karpiniais, su savo, pavyzdžiui, Baltarusijos močiutės atvažiuodavo, kurios karpydavo su šitas avies žirklėm, avių kirpimo žirklėm. Tai aišku, tokia priemonė tą karpinį daro specifinį, tokį primityvus iki mirties, o dar kaip visos tos slavų tautos mėgsta padažyti. Lenkai vėlgi ten ir su peiliukais, ir su kaltukais visai jie ten dirba, tas savo žvaigždės visokias daro. Tai va čia, tarp kitko, irgi iš Lenkų tradicijos, nors ir pas mus kalėdinis tos žvaigždės yra, bet jie tai ypač šitą ornamentika tokia žvaigždžių įsisavinę ir irgi prieš Kalėdas čia taip pasakyti, mūsų pašonė čia palenkė visą suvalkį. O tos žvaigždės iš vidurio tokie, kaip aš užmiršau, kaip jie vadinas, Lenkų žemaičiai, kaip jos vadina. Reiškia, šitas, tai
iš ten pasižiūri kažkaip, jie pamato, kaip aš karpau, aš pamatau, kaip jie karpa. Parodos vėlgi šitas Lince, praktiškai visą Europą parodos išvažinėja. Gal su jom tik pat porą kartų važiavau, tai vėl paklausė, pasakai, bet vėlgi pamato tie patys austrai, jie negali net įsivaizduoti, reiškia, arba vokiečiai su profesoriu tokiu bendrauju, jie net negali įsivaizduoti, kad Lietuvoje yra toks karpinių menų. Tai čia jau irgi ilgametė ta draugystė, bendrystė su jais vyksta ir čia kai mūsų Vilniaus bendrija surengė parodą tų pasaulio karpinių, čia Vilniui, tai jis buvo atvažiavęs, jis apakęs buvo nuo mūsų karpinių gausos ir paskui pats kvietė, aš nevažiavau, bet mūsų dalis karpytojų buvo pas jį nuvažiavę. Tai tokia ta sklaida vyksta ir vėlgi, pavyzdžiui, aš visą laiką, kai darydavau tuos pirmuosius darbus, čia ir matot, dažytas popierius yra, kadangi tas vatmanas baltas, tai aš arba žaliai, arba rudai dažydavau ir labai retai kada juodai darydavau, nedarydavau juodų darbų. O su tais vokiečiais padirbėjęs, nes vokiečiai tik tai juodai baltų daro. Arba baltą ant juodą, arba juodą ant baltą. Kitokių jie nedaro. Pabandžiau ir man patiko ir dabar esu iškarpęs ir paukščių, visą reiškia 20 ir Vilniaus legendų ir juodai baltų. Ir visai gerai žiūris. Ir pažiūrėjau dabar tas pats jaunimas ir jauni žmonės į buitį labiau priima tokį juodai baltą darbą, negu tokį baltą, žaliai baltą. Tai daro įtaką šiokią tokią, reiškia. Bet vis tiek nuo tų pagrindų nenueini ir sakau, jeigu anksčiau tokio popieriaus niekada nerasum, dabar jau randi tokį popierį didelį jau. Jeigu anksčiau viską su kalkė persipieždavo, tai dabar jau irgi tie visi rotoprintai jau gali bet kokio formato, reiškia, atsišviest ir nereikia vargti. Reiškia, nepadariau, man tas vargas dar yra dvigubas, kadangi jeigu pažiūrėt mano darbą, tai jisai daug nesimetrijos. Tai reikia tos taškus susižymėti ir ypač kai su kalkė darai, tai paskui žiūri, kad kažko tai nedapiešė vėl iš galvos, iš rankos, kad neišbirėtų. Ir mano dar specifika darbų, kad jie nesubyra, nesuklijuoti gabalais. Tai tokie niuansai, vėlgi šitą surandė, atsineši iš kitų bendraujant su kolegom. Ir kažką jie iš manęs perima, kažką aš iš jų perima. O daugiausiai tai, kiek per mugės važiuodom, tai yra perėmę iš mamos. Nes mama buvo irgi žymi mezgėja ir knygą buvom išleidę, čia ir apdovanojimų gavusi. Atbėga, žiūrėk, tai lenkiškai, ar tai baltarusiškai, ar tai ukrainietiškai, čia iš tavo mamos ornamentų, tie mamos ornamentai, mano irgi visuose karpiniuose yra. Tai kad čia taip ir persiduoda viskas vieniem iš kitų ir eina. Pirmas toks gal su karpiniais susijęs, tai Japonijoje buvo, ten pakvietė tokį renginį, reiškia, europiečių meistrus. Ten visokių buvo. Kiekviena šalis, reiškia, pastoviai parodoj turėdavo kažkokį meistrą, kažkokį tautodailininką, ten Indijos, Kinijos ir visų kitų ten vien tik tai tokie būdavo. Europos būdavo ir muzikantų, ten dainininkų visokių tokių pristatymų. Tai vienu žodžiu, tokių tautodailininkų, pavadikim, vakarėlį padarė ir išėjo Japonas ant scenos. Su tokiom žirklėm, su didžiuliu lapu popieriaus ir maždaug čia visiems vajum per nosį. Taip greitai iškarpė ir nesupratom. Ir paskui, kai parodė, su kokiais įrankiais dirba ir kad ten tų žirklių gyvenime, nežinau, gal kažkada tai ir dirba, bet jie, tokį lengvą humorą visiems europiečiam. Ten buvom karpytojai gal kokie 4. Buvo ukrainietis, aš, reiškia, austras ir dar kažkas buvo, nepamenu dabar, bet 4 karpytojai. Ir mes visi su žirklu ten tada dirbom. Tai Japonas mums parodė, kokios žirklutės, ir parodė įrankius. Tai toks kažkaip taip įstrigo labai tas jų toks humoras iš mūsų. Ir, ne iš karto gal dar žirklutės mečiau, o žirklutės tai mūsų irgi būdavo, manikiūrinės pirkdavau tada kokie, nežinau, 120 litų kainavo. Ne šiaip ten kokios paprastos. Tai kažkaip padėjau, dar turiu tas žirklutės, bet aš
atvirukų, kai nedarau, tai iš vis dabar aš neįimu, nes tokį didelį paveikslą, tai su žirklutėm tiesiog vargas. Kam vargti, jeigu gali nevargti. Tai va, o šiaip iš mūgių, tai ten visa mūgė, vieni linksmi dalykai. Va, irgi taip šovė galvas, taigi, Timo kvartalė. Stovėjo mes meistrai, reiškia, ir maistas. Ir buvo karpinė užrašyta, žuvim prekiavo. Karpinė už kokių 5-6 tų vadinamų prekybos vietų virš mano užrašyta karpiniai. Ir atbėga tokia Rusija. Karpiniai, karpiniai. O kur žuvis, sako, kur žuvis? Kokia žuvis, sakau, aš turiu, sakau, užkarpytų žuvių. Netokia žuvis, netokia, man sakė, kad čia žuvį prekiauja. Aš negaliu prekiauti, sakau, žuvies, aš esu karpinių meistras. Kokie karpiniai, ne karpinė nužna. Nu tai, tad paskui kolega sako, ten už kelių tų namelių karpiniai yra. Nu, žmogai, karpinė, nemoka kalbos. Tai tas pats, tai va, tokių daug visokių. Liublino šitas tose, reiškia, mūgėse, tai irgi tokių visokių ten, kadangi jos labai tokios būdavo triukšmingos, dainingos, daug visokių aktorių, tokie vištas stumdydavo. Tai yra, reiškia, įgriuvę į mano palapinę šitas toks namelis buvo, tie šokėjai, tokie vaikščiotojai. Paskui organizatoriai visas 3 dienas maitino mane už dyką. Aš nieko ten žalosos nepadarė, bet tiesiog turėjau šiandien reikalų vėl susirinkti, susidėti viską. Tai jau jausdami tokią atsakomybę, reiškia, užsidirbau maistą. 3 dienom. Tai o kaziukai irgi tokie, visą laiką kažkas tai tokia. Nu, susitinki visus meistrus, nes dabar praktiškai nėra daugiau kur susitinti. Nu, jeigu aukso vainikas, bet ne visi į tą aukso vainiką eina. Tai va, kaziukas, šitie kernaviai ten, šitas mūgės netikdavo vaikšto, tai irgi smagu. Dabar Trakų čia dalyvauju renginiuose, tai su trakiečiais mes ir taip sueinam čia. Nes aš ir Trakų bendrijai priklausau ir Vilniaus bendrijai priklausau. Tai dabar jau, kai nuo Vilniaus trupučiuką nutolęs, tai aš atsakau per kaziuką, tai smagu susitikti. Jo. O šiaip tų visokių renginių, tai vėlgi būdavo jų anksčiau daugiau. Vilniuje čia tautodailės renginį pasidaryti, tik tai dainų šventė. Daugiau čia praktiškai be šansų. Nors aš savo 60-mečio progą 6 parodas Vilniuje padariau, bet tik tai tiek, kad jau ir pažinojau, ir mane žinojo, tai o šiaip, pavyzdžiui, kokiam... Ir tai tokios bibliotekos, daugiausiai Bernardinų bažnyčių, ten turėjo sales geras. O, pavyzdžiui, jaunam pradedančiam, kokiam tai to dalykų, kai anksčiau darydavom, net ŠMC dabartiniam parodos vykdo. Dabar tokių šansų praktiškai Vilniui nėra. Nu, jeigu šlapeliai dar priima, tai dar daro, o šiaip pasidaryti parodą, tai sunkoka dabar Vilniui, o rajonai irgi. Čia taip jau keliauju, pastoju mano tos parodos per rajonus ir kolektyvinėse tokiuose. Bet vėlgi, palyginti, jeigu aš ataskaitas darau kiekvieną metą, tai paim kokį 15 prieš karantininį laikotarpį, kiek tų parodų dalyvaudavau, kiek renginių būdavo ir dabar tai ten, sakysim, ten ataskaita 5 lapai. Šiemet pernai 2. Nu, tai vat, ir tas klaida tokia yra tie patys renginiai. Čia prieš kelis metus po karantino pasakė, tai sakėt, kad atvešit. Žinot, sako, mes dabar tokią nuostatą gavom, kad čia tautodailės per daug, profesionalūs dailininkai neturi, čia iš Viešvienų kultūros centro, profesionalūs dailininkai neturi kur darbų rodyti. Sakė, jūs pakentėkit dabar. Nu, kenčiam jau 3 metai. Ne, aš ir suprantu, tai ir profesionaliam dailininkam reikia pasirodyti kažkur. Bet kažkaip, nu, anksčiau užtekdavo likti tos vietos ir mum ir jiem. Dabar matyti pinigų, kai kultūrai mažiau skiria, tai ir tų renginių mažiau. Bet tie ateities planai, čia ta ateitis tokia,
kaip pasakyti, jauni žmogus tą dieną ir patenkintas. Tai darau, tos darbus dirbu. Dabar noriu įsileisti knygą legendų. Šitas jau su leidykla šnekos. Tai bus tokia nemaža knyga. Turiu paukščius, turiu va tą Kristaus kelią, ypač tą Kristaus kelią kažkaip norėčiau įforminti spaudą. Nes vis tiek norėčiau pamatyti, o ten aš ir... Mano knygos visos ne tai, kad tik paveiksliukas, ten eina ir aprašymas. Tiek tos legendos, sakysim, tiek va Kristaus kančia šita visa su biblijiniais tekstais, ir 2 kalbom. Padariau, nes aš visus šventuosius išleidau 2 kalbom. Kadangi faktiškai 2 tautos likusios čia, lenkai ir lietuviai. Šitais katalikai, tai vat kažkaip. Nes labai daug informacijos, Biblija, tai aišku, testamentas naujas, tai lietuviškai jau tai nesunku ir lenkiškai surasti vertimą, bet, pavyzdžiui, kai dariau tą šventųjų knygą, tai lenkiškai tekstų daugiau radau. Paskui pažiūrėjau, tai kad aš verčiu ne iš lietuvių į lenkų, iš lenkų į lietuvių. Nes lietuvių kalba, jeigu paimti Wikipediją, tai dar, bet ir tai lenkiškai, ten žiūriu, kad daugiau negu lietuviškai. Mūsų bažnytiniai puslapiai, tai va Žemaitijoje dar apie kažkokį šventą, jeigu ten vietinį, dar gali kažką rasti. O jeigu tokį mažiau populiarų, tai iš vis nieko nėra. Tai taip aš kai visą knygą jau susidėjau, pradėjau tekstus vartyti, kad ten lenkiškų tekstų daugiau negu lietuviškų. Tai išleidau tada 2 kalbom. Daviau korektūrą padaryti, kad ten nebūčiau nusišnekėjęs. Nes kai trumpini, tai irgi kartais gali, kad ir mokėdamas, nupjaut kažką netokį. Tai ir išėjo 2 kalbom, o su tuo dabar kančia, tai irgi tokį, turiu mūgėse, kai rodau, tai duodu, į tą Lenkiją nuvažiuojam, tai duodu paskaityti, tai lenkai skaito, bet tai ten neverstinis, o turiu irgi testamentą lenkiškai, tai tiesiog jau pagal analogiją radau tas vietas su numeriukais, viską, tai jau čia nereikia nei kažkokio atskiro vertimo. Tai vat šitą norėčiau kažkaip įforminti. Ir kažkokiu tai tokių grandiozinių planų ir neplanuoju, sakau, čia dabar žmogus laimingas, kad šiandien dieną gyveni. O darbai juda, va čia pavasarį, kol darbų ūkio nebuvo, pasidariau Vėtrungę. Dabar laukiu stiebo, tokių visokių randu užsiėmimų. Kažkaip, gal ne pagal tokią technologiją, bet prisirinkau paveiksliukų ir padariau Būdų kaimo Vėtrungę. Aišku, gal nesupirks Kurėnai, kad sode kavos Vėtrungė, bet man irgi vėjo kryptį reikia žinoti. Tai va, žodžiu, aš be kūrybos negaliu. O kai buvau čia įsivažiavęs, sakysim, į tos vėlgi pagoniškus, žydiškas tas tradicijas, tai dabar visą šitą pasigilini, pasižiūri, gimsta nauji darbai. Čia Dainų šventėj buvau marškinėlių pridaręs, būtent tom pagoniškai tematiką. Tai visai kažkokių tokių visą laiką kūrybinių. O tos parodos tai vis keliauja, aš tada nesustoju. Kokius 5 metus parodą suku, kol jinai jau visiems atsibosta, tada išnešu parduoti. Va dabar visi, kas pamatė tos legendas, ar negalėtum, negalėčiau. Tai padaryk iš naujo. Man tą patį darbą 2 kartą daryti tai yra kančia, aš negaliu. Tiesiog neįdomu, laiko gaišimas gaunas. Tai, pakentėkit, sakau, dar kažkiek, tada galėsit įsigyti. Va čia dar irgi įsaugojau tokį dalyką, va čia. Visų kaimo moterų būdavo darbeliai, pas mus, pavyzdžiui, ne ferankos būdavo, reiškia, o va šitokie siuvinėjimai visur, prie kibirų, ant pečiaus, reiškia, ten ant kokį kampą, reiškia, kokį, sakysim, jeigu įrankiai būdavo, ten visų kačiukų buity pilna buvo. Vat lygiai tokie patys dalykai, sakysim, yra Lenkijoje, tik ten jau spalvotais siuvinėti.
O va šitokie siuvinėjimai ir pas mamą, ir pas tetas, ir pas močiutę visur buvo. Ir sakau, ir užuolaidėlės va tokios būdavo. Nu, ne tokios gal kaip čia, bet kitokio ornamentikai, bet siuvinėtų. Už tai popierinių užuolaidėlių aš neprisimenu. Nu, tai va, aš kai augau, tai va, kaip tik čia būdavo moterų darbai. Ir labai daug jų buvo. Tokių dalykų. Tik gaila, kad nedaug išliko. Kažkaip per vėlai susgrybau, kai reikia saugoti.